Kas mėgstat romantiką, tai tikrai nuostabi graži vieta. Palauk. Neskubėk, dar spėsi. Vse, pabėg. Sveiki žvejai. Na ką, atvažiavau į Navidansko parką pabandyti čia pagauti karpį. Jeigu taip kalbant, čia prasidėjo mano karpiavimo karjera. Paskutinį kartą čia žvejojau gal prieš 4-5 metus, bet man nelabai čia sekėsi, pagaudavau ten vieną kitą karpį, arba iš viso nepagaudavau. O tai kas nežino, kas yra, kurioje vietoje randasi Navidansko parkas, tai įkelsiu video aprašyme, bet tai čia yra tikrai nuostabi vieta, aplinka, telkinys, karpiai gražus ir, aišku, ir aplink telkinį esanti gamta. Na va, tai einam ruoštis, atvažiavau čia vienai parai, tai pabandysiu per vieną parą pagauti vieną kitą karpį. Kalbėjau antroji pusė krantė su žvėjais, irgi išvažinėjo namo, sakė naktį pagavo keletą, tai manau ir man gal pavyks vieną kitą pagauti. Na ir einam, nešamės daiktus ir dėliojamės meškerės, daromės pašarus ir kaip visada, to neužilgo viską pamatysit. Aš mes dar pakalbėsim ir apie konkursą. Matysim, ar startuosim, nestartuosim šį video. Pagalvosiu dar, nes šitas video gavosi greičiau, jeigu galvojau. Negalvojau šį savaitgalį važiuoti, taip iš oro viskas gavosi. Nu, matysim, pasigalvosim, susimetam pirmą meškerę, susirandam taškus, o apie konkursą pakalbėsim biškį vėliau. Na va, tai einam greitai prie pašarų. Boilius naudosim vaisių miksą Carbzum gamintojos. Irgi sumalsiu, nes vis tiek tas oras toks irgi biškėlį vėl atvėsimas, kad baisiai daug nepermaitinti. Sumalsim. Dar vieną porciją. Boilių kvapas tai žiauriai skanas. Įvairių vaisių. Paskui susimalsiu vieną pakuotę tigrinių riešutų. Paskui 8 gramus Skopeks 8 palečių. Greitai tirpstančių 6 mm. Braškė 8 palečių irgi. Paduosim šį karpiams saldžiai, oi kai jiems. Ir 9 sėklų miksą. Čia įeina tigrinis riešutas, ir kanapės, ir kvietės, kukurūzas, žirnis. Daug visko. Tai irgi vieną pakuotę šito. Tiksliau, 2 pakuotės. Nu, įdėsim šitą. O. 9 sėklų miksą. Ir paskui pagardinsim tutti frutti likvidu. Kažko biški man čia įsiliejo, visi pakė kimb. Biški šį kartą nepagailėsim, visi pašarų didelį kiekį pasidarėm. O. Suvarysiu, supilsiu visą buteliuką beveik, o. Visai supyliau, staiga nemažai pasidariau. Realiai žiūrėsim, kiek aišku, tų kibimų bus, bet jeigu kibimai bus silpni, tai čia visai žvejybai, realiai visai tai parai. Nu va. Kvap žiauriai gers. Na va, toks gavosi. Reikaliukas, skanus.
Einam dabar. Ieškime taško, aš jums dar ko nepaminėjau apie masalus. Tai masalai bus tas pats pašarinis boiliuks ir tutti frutti viršūnėlė. Ir ant kito braškė ir braškinė viršūnėlė. Popikai. Ir viskas, ant kito ant trečio taško paliksiu wafter dinamitą. Briketai, skopekso skoniaus. Viskas paprastai ir tai va, eina metamės. Teks persinės stovo. Nepamačiau, kad žolės pripatirvėjus, kai bangus didelės nepastebėjau. Tai reiksit persinešti meškeris kažkur kitur bandyti. Nu va, reiksit bandyti ten neštis. Nieko nebus čia. Neužplukdysim. Grina visur pačias pradžias į žolės daug. Bandyti pernešti. Svarbiausia nenuskės čia. Bandysim praplaukti kaip nors. Čia visur kitur žiūrint dugnas išvarus. Bandysim reikia ten atrasti per vidurį kažkur žolės turbūt. Per viduriuką, jeigu matos laivelis. Kol kas nesimato tų žolių. Žodžiu, bandysim pirmą tašką daryti ten. Jeigu matos, po kairę pusę priartinsiu vėliau, kai montuosiu. Tai gylis 2,5 metro, šilumos 18. Tai bandysim ten vieną tašką pirmąjį daryti. Reikia nusitrinti. Ui, pasižymėjau ten netyčia vieną. Ne taip, va, dabar gerai. Na va, tai pirmą tašką darom ten. Save point. Plaukiam dabar prie antrą. Koks čia atstumai, nepažymėjau namo tašką, negaliu pasakyti dabar koks atstums. Bet ten taip atrodo, kad ten tų vietų, kai aš tą pasinkart žiūrėdavau, ten būdavo žolės, o dabar nebesimato tų žolių. Nebėra, mūrai suvalgė visas. Plaukam biškį daugiau į dešinę. Nežinau, man normaliai tas valsais per tas žolės, bet kai reikia žuvį parsitrauk bus reikalų. Na va, ten darom antrą tašką. Ten gylis, jei matos normaliai 2,3, 2,4 kažkas to. Einam, plaukam prie trečio. Žvėjosim realiai per visą sektorių, išplačiai taškus išdėliuosiu. Matysiu, kaip čia viskas. Bus. Atvažiuodamas biškį planavau kitaip, galvojau, kad ten žolės tebe bus, gal prie to žolių žvėjuosi, bet kad ant to žolynų nebėra. Žiūrėsim čia, ką darysi. Nu, į žuvį rodo ten 2,5 gylis, va, į žuvės rodo. Matysim, ten pabandysim vieną. Tai plaukam namo. Ir bandom gaudyti. Žiūrėsim, kas čia bus per tuos žolynus.
Na va, šiaip netaip susimečiau. Reikėjo per antrą kartą 2 meškeris persimės, nes per tos žolynus, ten kažkaip kaip žolės eina grinai nukranto, dėkim gal kokius 5 metrus. Vals vieną meškerį užtempiau su laiveliu, į pirmąjį tašką, ir paskui kaip į antrąjį tašką tempiau, laivelis praplaukė panašiai per pirmąją meškerį ir kaip to žolės ir užsikabino ir susipainiojo vieno į kito ten, tai žodžiu reikėjo traukti laukant ir persimės per naują. Nu, bet dabar vis gerai, dabar gal pailsyt biškelį, sunkiai, ne tik kad žvejybos pradžia sunkiai, bet ir darbo savaitė buvo sunkiai. Na, bet nieko, bandysim kažkaip pradėti įsivažiuoti į žvejybą, bandysim kažką pagauti. Tai va, ko laukiam kibimo, galiu papasakoti truputėlį ir apie konkursą. Tai nors nesurinkom sąlygų, katros buvau pasakęs surinkti, dėkim, kad 500 subscriberių ir ant praeito tauragės video surinkti 250 laikų. Na, bet yra kaip yra, kad išlindo ši žvejyba greičiau. Šiaip planavau važiuoti tik po 2 savaičių žiūrėti, bet kad dabar atvažiuoju dabar, tai kas esat pasubscribinę mane, tas konkurse galės dalyvauti. Tai matote ekrano apačioje L paštą, į kurį reikia siųsti savo laimikio nuotraukas, dydį, ilgį, kur pagauti nebūtinai siūsti, nereikia to, neišduokit savo slaptų vietų. Tai atsiųskit dydį, žuvies rūšis irgi nesvarbi, gali būti ir karpis, ir lynas, ir karosas, ir lydeka, ir starkis, nesvarbu, belė kokia žuvis. Siųskit ir išėjus šiam video po savaitės skelbsime konkursų nugalėtoją. Su jumis susisieksiu ir pranešiu apie jūsų laimėjimą. Tai būtų tiek apie konkursą. Dar kartą tik paminiu, kad dalyvauti galės tik tie, katrie yra pasubscribinę kanalą. Na va, jeigu kas sugalvosit atvažiuoti, tai, vieta graži. Laukia staliukai ir daug vietos. Tai 13 sektoriaus, aš esu 13 sektoriaus, tai 13 sektoriaus ribos yra nuo šito koliukaus, tuoj parodysiu, iki ten to koliukaus, ten mano meškeris. Tai va, tai tokia terasa. Namukas gražus, neseniai pastatytas. Šiaip vieta graži. O jeigu apie vidų kalbant, vidus irgi gan neblogai atrodo. Vietos pakankamai viskam. Yra šildytuvas, jeigu reiktų dujinis. Aišku, elektros čia nėra, bet neblogas dalykas. Gražiai padarytas viskas. Didelis langas va šitas į vaizdą, į vandenį. Tikrai, kas mėgstat romantiką, tai tikrai nuostabi graži vieta ir gražus vaizdai pro langą. Na va, tiek apie namuką. Einam laukam, bandom laukti pirmo kibimo, kaip čia pasiseks. Aišku, vėl nepatinka tas biškitas atvėsims ir gal biški duoti. Vėl ne į naudą man gali būti tas atvėsimas, žuvies aktyvumui gali būti blogai, bet bus kaip bus. Nereikia norėti visada pagauti ir kartais reikia pabūti ir gamtoje ir ramiai, bet jeigu sutrukdo koks viens kitas karpiukas, vis nuotaiką pagerina. Na va, o jeigu kas norės su šeima, dar kažką atvažiuoti, tai tikrai graži vieta, nuostabi. Kol kas rūkau, nieko, jokių dar kol kas kibimų, jau praėjo 3 valandas, kaip meškerės sumestos. Tai bandysiu eiti 6 valandą, vėl užsimesti. Tai bandysiu keisti masaliukus. Dėsiu tokį wafterį šitas bandysiu. Įkritęs į vandenį po biškį neištirpsta, bet skleidžia tokį garą. Ir manau, gal taip labiau sudomins žuvį. Ir gal jeigu nėra baisiai aktyvi, gal mažesnis masalas, lengvas kabliukas, lengvas masalas, lengviau bus įtraukti ir taip užsikabins.
būtų skonis mangas vyšnė, paskui eis va toks irgi popikas 16 mm, irgi mango vyšnio skonio. Nežinau, bandau tokius įvairius pakeitėlius biškį masaliukus. Ir paskui tą patį paliksiu pašarinį boilį ir ant viršaus braškį. Ir viskas, matysiu, kaip čia viskas toliau dėliosis. Aišku, vėjas nesiramina, vėjas, kad atrodo į vakaro pusę, kuo toliau kilsta į didesnį. Tai nežinau, kaip čia viskas vyks. Karpių šuolių dar ne vieno nemačiau. Nežinau, yra galvoju kažkokių minčių bandyti pas vieną tašką, bandyti tokį eksperimentinį padaryti, pasiartinti prie kranto, gal nuo kranto kažkur apie 12-13 metrų, nes yra prie pat kranto tokios žolynų tokia linija, eina palei visą krantą gal kokį 30 metrų. Tai gal naktį, kai bus ramu, gal dėkim atplauks pasimaitinti ten. Nes ten, kur norėjau žvejoti, kur anksčiau, kur prieš 4 metus gaudžiau, anksčiau ten dėkim už 50 metrų irgi ėjo tokia žolynų linija. Bet dabar tikriausiai mūrai ten išvalė ir yra visiškai švaru. Tai realiai net nėra prie ko prisikabinti. Kažkokiu va tokiu va taškų rasti, kad va tokiu būtų protingai taip. Nežinau, bandysiu kažką eksperimentuoti daryti, nežinau, gal tą vieną tašką iš tikrųjų pasiartinsiu. O dabar kol kas ramu. Sėdžiu, laukiu. Aplinkui esant žvėjai ten smulkmė žvėjoje, raudelės, ten karosiukus. Aišku, mes čia yra visko gali pagauti, tų pačių linų, tų pačių karosų, didelių. Tai va, tai nežinau, bandysiu. Būtų tiek, aišku, mes neužilgais persimesti. Persimės dabar 6 valandą, palaikysiu vėl 3-4 valandas ir bandysiu jo persimesti nakčiai. Ir viskas. Turim pirmą kibimą, tik kamerą paėmiau rankas. Kažką turim pritempę. Turim. Žodžiu, apie taškus papasakosiu biškį vėliau, ką pakeičiau. Bet laukiam vieną kartą pirmą kibimo. Na va, einam nedidelis, 3 kilai. Na, oi pirmą žuvį Navidansko parko. Oba, matyk. O koks nedičkis torpeda. Tada išjungs prožektorių. Koks gražuolis, užaugęs bus gražus karpis. Pailgs, kūds. Na, eisim dėsim į laikymą maišą, o rytoj pasidarysim nuotrauką. Na va, tik žadėjau eiti su jumis kalbėtis ir tik jungiau kamerą, žiūriu išvažiavimams. Žodžiu, kalbant apie taškus, tai karpiai šiuo metu dabar nerš. Arba, nes visi karpiai, kiek buvau, kiek žiūrėjau, visi grinai ir žulyno linijoje, ten toli, tai taškus 2 pasitolino netgi iki 180 metrų. Tai reikėjo kirsti ir 14 sektorių, tai jau su kaimynais tartis, kaimynai suplūdinę gaudo, tai sako netrukdysiu, tai leido jų sektorių kirsti ir nusitempiau iki
180 metrų. Na va, 2 taškus pasitolinau. Ir štai po pusės valandos geros kibimas. Tai laukom, jau nuotaikas pagerėjo. Šiaip netaip pavyko vieną iškrapštyti. Aišku, nors nedidelis, bet vis tiek karpis, koks karpis, vis tiek yra karpis. Tai liuks, viskas eina. Tai laukom, gal dar vieną kitą pavyks pagauti ir Navidanskas atidarytas. Bet karpis labai gražus, pailgas toks kūdas, tai grinai kaip sazanas atrodo. Kaip tie laukiniai tie karpiai. Na va, tai laukam. Persimečiau meškerės. Tai tikiuosi, gal dar pavyks kažką iškrapštyti. Užkibo ant pašarinio boiliaus braškės skonio ir ant popiko braškės skonio viršūnėlis. Na va. O kitą tašką, kur ten irgi pasitolinau, uždėjau ant netikrų kukurūzų popikų. Na ir matysim. Laukam. Ten sekliai, 1,5 metro giliaus, netoli grinai žolių. Šiaip, sakau, visą dieną stebėjau ten jūrų šukiniai duodas, ten pas manęs tylu ramu. Nu, bet gerai, kad pasisikė start su kaimynais, kaimynai geri ir leido kirsti jų sektorių. Na va, tokios žinios. Matysim, gal dar pavyks jums kažką parodyti ir kaip visada laukiam. Gal pavyks kokį senbuvį pagauti +20. O, turim, atrodo, big fishą. Šešiuose koks kilograms. Na, žodžiu, parodysim biškį vėliau. Einu persimest meškerės. Žodžiu, bet visi tokie kūdi. Matos, kai išneršė ir pavargė. Tai... Nu, bet svarbiausia vienas kitas kimba. Einam, įdėsiu šna. Biškį vandenį palaikysim. O ryte pasidarysim nuotraukas. Ir paleisim namo. Turim dar vieną kliuvą, bet dabar iš kito taško. Tai kaip čia suprantu, čia iš pat artimas taškas tas sudirba dabar. O, tas jau bus didžiausias sesijas, gal kokie 5 kilogramai. 4 su kapeikom. Na, koks. Bet kokie visi tokie kūdi. Koduliai. Ką eisim, šitą dėsim irgi į svėrimo maišą. Paskui atvažiuos, salininkas sakė, norės nuotraukų pasidaryti. Tai paskui paleisim, pasidarė nuotraukas. Tai vat, gražios karpiai čia, švarus, nenudraskyti. Bet vis tik patrodo po neršto turėtų būti tokie su žaizdelėm, bet švarus, gražus, nieko. Spogėlis apėjo. Na va, einam, dedam į maišą. Na va, tik persimečiau meškerės, nespėjau net nufilmuoti jum, kaip traukiu karpį.
Aš jums vėl sportininkas. Bet karpiai ryte pasikūrė. Va, koks torpedinis karpis, pailgas, kūdas torpedinis. Nebeturiu daugiau laikymo maišų, reiks eit pradėti dėti tus pačius, jeigu toliau taip kips. Na va. Persimetam į laukam to 10 plus bent. Tai ką, turėjau ką tik dar vieną kibimą, bet šį kartą buvo ženkliai didesnis, traukimo jėga buvo ženkliai didesnė, bet aišku, įėjo į žolynus ir atsikabina. Nu nieko, laukam kibimai, kad prasidėjo nuo 4 ryto, kaip tiesiog pasikūrė. Viens po kito, tik vieną meškerį spėjo persimesti, jau išvažiuoju kitą meškerį. Žodžiu, kibimai prasidėjo, laukam, gal pavyks pagauti pavyktų bent tą 10 kg karpį, kad taip karpiai sujudėjo, tai manau, gal turėtų ir pavykti. Gal užplauks koks, nes ten tos žolynos, žodžiu, taškai dirba 2, tai iš vidurinysės taškas dirba, tiksliau, trečias taškas dirba, jeigu matos, nuo dešinės pusės ir paskui kitas taškas dirba nuo kairių pusės žolyno. Matot drono vaizdus ir ten yra tas taškas, kuris geriausiai dirba, už 180 metrų. Na o, tai net, jeigu dabar jau turim 6 ryto, nežinau, ar čia eiti mėgoti, neiti, nes adrenalinas pakilęs, miegas nebeina. Na, nežinau, bandysiu laukti. Žiūrėsim, kaip čia toliau vis klostysis ir laukam, persimečiau, laukam sekančią kibimą. Turim dar vieną kibimą. Na va, turim dar vieną. Tik jungiau kamerą eit su jumis pakalbėti, kai ištraukiau. Kitas irgi nenufilmavau, neparodžiau, nes dydis toks pat buvo. Tai dabar šitas va. Turim šiek tiek didesnį, man atrodo, šios sesijos bent kol kas dabar didesnis. Na va. O, jėgų atgavo. Kažkur čia užsikabino. Nususklės savo sparnius. Va, koks. Nu, tas jau bus 5 kilai, turėtum būti. Tai jau koks ražuolis. Žvybai įsibėgėjo. Nu ką, gal dabar normaliai pasveikinti, labas rytas. Po sunkių darbų ir malonių darbų. Tai, žodžiu, iš viso buvo 8 kibimai, 7 ištraukiau. Na, aišku, mes dar žvybos liko apie 4 valandas. Tai gal dar pagausiu, bet šitą žvybą tai bombinį, kaip iš patrankos. Realiai dabar nuo 4 ryto, tik dabar atsisėdau atsigėrti arbatos. Aišku, kas dar trukdys, kad reiktų mesti 180 metrų. Na, bet žuvis kimba ir iš ten. Realiai turėjau 3 kibimus iš viduriaus telkinio, netoli tokio žulyno linijos, tokio kupstelio. Na, į kiti likusi
5 kibimai jau ten iš kairės pusės su žulynų. Už 180 metrų. Nu, žuvis kimba, realiai tikrai net nesitikėjau, kad tiek pagausiu, bet kibimai tai ujui. Galėtų aš mes biškį daug, kokį dar vieną apdovanot, kokį 10 kilų ir iš vis būt pasaka. Tai va, tai sėdėsiu, lauksiu dar biškelį, matysim, gal dar kažką išeis pagauti. Meškerės persimečiau galų gale, nes tokie kibimai, kad tik persimeti meškerę, žiūri jau ant kitos meškerės išvažiavimus. Tai video gale visus karpius parodysiu, kai paleidinėsiu. Pasidarysiu aš jums keletą nuotraukų. Aišku, dydžiai nėra baisiai įspūdingi, sportininkai, bet atvažiuoti čia karts nuo karto, aš mes dar šiais metais dar čia grįšiu. Ir atsirevanšuosiu su tais milžinais, nes kaip visą laiką, kaip zakon žvejybai, didžiausias visą laiką pabėga. Nu, bet nieko, gal dar pavyks atsirevanšuoti ir pagauti kažką didesnio kitam kartui. O dar aš mes nežinia, gal ir dabar dar sulauksiu. Kokį vieną dičkiaus dar. Karpiai visi gražus, išneršė. Matos, kad tokie visi kūdi, visi įkrus jūsų sudėję. Na va. Pabuvau gamtoje, pailsėjau. Emocijos 100%. Viskas liuks. Tai va. Oras irgi gražus. Aišku, vėjas biškiai telios, tai dešinė, tai kairė, bet karpio aktyvumai tas netrukdo. Na va, kaip ryte parodysiu, kaip navidanskiai kim karpiai. Čiut nedublets. Tik vieną įsitraukiau, iškart antras. Šitais. Oba. Kokie sportininkai kimba. Toks gražuolis. Ir turime dar vieną. Šis mažesnis. O, tuoj parodysim. Antras. Kimba sportininkai. Viens po kito, tik spėk traukti. Iš 10 kibimų, 9 karpis krantė. Navidanskas duoda vaizdu. Kas norite atvažiuoti, pasportuoti, tai gali drąsiai važiuoti, turėsit veiksmą gerą. O, einam dėti maišą laikymo. Na va, paleisim šios žvejybos laimikius. Pasidarysim nuotraukų. Bėgtis nori. Visi pailsėję. Viens išbėgo. Bus sunkiai. Biški visi pailsėję. Pabandyti, na. Va, taip padaryti tuoj. Viršų pridaryti. Plauk. Vienas. Gražus karpiai. Torpediniai. O, plauk. Namo. O, šitas gražus koks yra. Veidrodinis.
saulė įdegęs. Gražuolis. Lauk. Tamsus gražus. O, koks gražuolis. Tamsus saulė įdegė. Palauk. Neskubėk, dar spėsi. Vse, pabėgo. Tai va, važiuokite į Navidansko parką, karpiai kimba. Kaip matot, drono vaizdą jau tikriausiai matėt ir daug didesnių trofėjinių karpių, tų pačių ir amūrų. Tai va, žuvis kimba per sesiją nepilnai per parą 13 kibimų, 12 karpių ištraukti. Tai va, galite važiuoti drąsiai ir vieta nuostabi, su šeima, su viskom. Namelį yra. Jeigu kiltų kokių klausimų, galite manęs klausti, o nuorodą apie Navidansko parką įkelsiu video aprašyme apačioje. Tai va, tai šį kartą su jumis atsisveikinu. Žyvo pasisekus, tikrai nuostabi, emocijos puikios. Ir susitiksime neužilgo sekančiai žvyboj. Ir su jumis atsisveikinu ir iki pasimatymo.